Keičiantis koalicijos sudėčiai, mes pamatėme vieną dalyką, kad Nemuno aušra yra per stipri koalicijos partnerė. Socialdemokratai, kaip aš ir ne vieną kartą sakiau, tampa labai silpna tokia gremėzdiška mašina, kad priimti sprendimą reikia 50 tarybų, 37 valdybų ir 17 pirmininkų, o jeigu dar tave valdo kokia verslas arba interesų grupės, tai dar su joms pasitarti. Nemuno aušra mes matyt buvome ir esame tas lokomotyvas arba tas ledlaužis, kuris realiai ėjo į priekį, kuris sakė, kad žiūrėkit, padarom auditą, pasimokom iš padarytų klaidų, taisom tas klaidas ir darom. Jeigu mūsų tikslas turėti geresnius santykius su kaimyniniam šalim, reiškia, mes turim žengti pirmį žingsnį anksčiau Lenkų ar netgi tų pačių anksčiau Latvių. Deja, mes vėl likom už borto, Lenkai žengia, Latviai žengia, jų prekyba vyks. Su Kinija santykiai mes vėl gaištam, kad turi būti, kad Kęstutis Budrys yra didžiausias stabdis užsienio politikoje, jeigu norint, kad valstybės ekonomika klėstėtų ir valstybės ekonomika augtų. Čia daugelis bando apkaltinti Nausėdą, ne. Nausėda tai yra prezidentas, yra tik tais atliekantis tą tokią rotušės meisterio funkciją, kad blogai, gerai, pabariu, nubariu ir panašiai. Bet Kęstučio Budrio, matyt, tokia, sakyčiau, nenusisekusi užsienio politika lėmė taip, kad Lietuva, mes negali sakyti, kad praradom dėl jo, bet dėl jo vykdomos Gabrieliaus Landsbergio tęstinės politikos mes tapom dar baltesni, dar juokingesni pasaulio, matyti, ekonomikos ir verslo pozicijos. Tai mūsų tikslas ir Nemuno aušros tikslas palaikyti naujos valdančiosios koalicijos sprendimus, kurie reikalingi valstybei. Įdomu yra tai, kad dabar, kurie rengiama vyriausybės programa, mūsų programinės nuostatų apie 70% vėl lieka. Tai tada man kyla klausimas ir juokas, tai kam tada reikėjo keisti koaliciją, jeigu jūs iš esmės toliau tęsite Nemuno aušros programą. Dar įdomesnis dalykas, vardan Lietuva sudaužo visiškai išipulį socialdemokratų socialinę politiką, pasako, kad tai maždaug buvo berazumių, kvailių politika, nieko nesugebėjo nuveikti socialinės apsaugos rytį, todėl dabar vardan Lietuva darys. Tai net ir šičia nuo būsimų koalicijos partnerių jie gauna taip įlupeną, ūkiškai kalbant, žemaitiškai, čia kaip sako, kažkas sakė, smurtaujantis vyras išėjo iš namų, iš šeimos dabar galima dirbti koalicijai, bet pamiršo pasakyti, kad trigubai didesnis smurtautojas pareina į šeimą ir žinot, kaip būna bėgi nuo vilko šokia ant meškos ir maždaug sako, tu kvailas, tavo ministras kvailas, tu čia to nesupranti. Ir aš dabar taip sėdžiu ir taip žiūriu, niekaip nesuprantu. Tai sakė, su Ruginienė jie nedirbs, nes Ruginienė netinkama premjerė. Bet Ruginienė taps socialinės apsaugos darbo ministrė. Kas čia dabar? Prezidentas sako, kad buvo korupcinė valdančioji dauguma ir Agnė Beroširinskienė ir kiti kritikavo, kad tai yra korupcinė. Bet Žemės ūkio ministerija, augalininkystės tarnyba atiduoda tai partijai, dėl kurios skandalai kyšiai liko. Prezidentas rugpjūčio mėnesio susitikimo pas jį prezidentūroje metu, kada dalyvavo būsima premjerė tuometinė Inga Ruginienė, Mindaugas Sinkevičius, aš dalyvavau, Aurelijus Veryga, prezidentas sėdėjo prieš manęs ir Mindaugas uždavė klausimą prezidentui, o ar mes kaip socialdemokratai galime teikti savo ministrą į energetikos ministrus. Tai prezidentas atšovė, bent pusgalvį protingesnį surask už Vaičiūną, tada galėsi teikti. Tai ten prezidentas konkrečiai, ten aišku, to Mindaugo ten nelabai matyti dabar kas bauskaito ir paskutiniai matyti mes matom tas apklausos nuomonės ir panašiai. Jis faktas, kad bus žemiau Ingos dabar aš taip įsivaizduoju, nes net ir viduje neturbūt. Tai net prezidentas sako, kad netinkamas. Dabar prezidentas sako, kad turėjo atkovoti dėl energetikos ministerijos, bet į energetikos ministrus skiria Lukas Savicką, kur buvo specliudytojas byloje COVID metu ir skiria būtent tą politiką, kuris berods su Rojak ar vadovavo grupiai, ar buvo grupiai, bijau dabar sumeluoti, galėtų žiūrovai patikrinti, arba koks paplūdimio tualetų fanatikas. Jis buvo toj grupiai, man atrodo, kur privatizavo 25% įgimčių. Ir aš taip sėdžiu, kažko aš nebesuprantu, kas čia darosi. Tai aš manau, kad ta Nemuno aušra ir bus tas ledlaužis Lietuvos politikoje, kad mes sulauksim daug kaltinimų, kad vėl bus puolimas, kad bus vėl juodinimas, tai čia aš net nebejoju, kad bus žeminimas narių, kad bus bandoma ardyti frakciją, kad įsijungs ir pinigai, ir resursai, ir teisėsaugai reikės pajungti. Esmė, jie viską dabar pajungs, nes jie supranta, kad mes vis dėlto esam žmonių pusėje, kad žmonės palaiko mumis ir kad mes kryptingai, principingai visus tos metus ir 8 mėnesius dirbom. Nes jeigu pažiūrėsime balsavimus Seime, tai matyt, mes socdemai
ir nežinau dar kokią reikėtų pasiskaičyti pagal tos, kurie labiausiai palaikė valstybinius ir reikšmingus projektus, aplamai, kas liečia valstybės funkcionavimui ir veikimui. Tai mes matyt būsime ta konstruktyvi politinė jėga Seime, kuri teisingus sprendimus palaikys, bet kvailus sprendimus duosime jiems, kaip sakant, priimti.